Kviečiu dabar į ramią būseną pagalvot ir išjausti, ar yra kažkas, ką tu nori dabar keisti. Kažkoks įprotis ar troškimas kažko, ko jauti, kad tau netarnauja šiuo metu gyvenime. Kad norėtum save valdyti, tik gal šitas vienas dalykas išlenda. Tai gali būti kažkoks įprotis, kurį nori iškeisti. Ar tai gali būti kažkas, kas nekviečiamai ateina ir primena tau dalykų, kurie tau netarnauja. Tai minutėlę kviečiu užsimerkt ir į trumpą vizualizaciją, kad perskenuoti kūną. Kviečiu įkvėpt orą pro nosį ir pastebėt, kaip tas oras keliauja link plaučių, kaip plaučiai išsipildo šviežiu oru, deguoniu ir išpūst tą orą. Ir vėl įkvėpk savo greičiu. Ir pastebėk, ar nelėtėja tavo kvėpavimas ar ritmas. Gal su laiku. Ir pastebėk, kaip jaučiasi plaučiuose vėl. Ar viena pusė jaučiasi kitaip negu kitoj. Ar vienas sunkesnis ar lengvesnis. Ar skiriasi temperatūra. Gal nieko nepastebi. Gal kažką labai mažo, menkaus pastebi. Ir pastebėk, kaip dėmesys gali nukeliauti iki kūno apačios, iki pačių kojų pirštų. Ir pastebėk, kaip jaučiasi abiejose kojose mažiausias pirščiukas. Ir tada juda link didžiausio į antrą pirštą, trečią, ketvirtą ar penktą. Ir keliauja dėmesys link čiurnų. Ir kyla link kelienų, iki klubų, iki sėdmens. Ir jie yra kažkuria vieta, kurią pastebėjai daugiau, jauti kažkokio ar sunkumo, ar įtempimo. Pastebėk, kaip lengva yra paleist tą įtampą, kai tik pastebi ją. Ir leisk, kad dėmesys kiltų ir vidury pilvo, per bambą ir per nugarą. Kyla iki pečių, krūtinės. Ir pastebėk, kaip iki keliauja žemyn pečių link alkūnių, link pirštų, iki nykštukų, antro piršto, vidurinio piršto, ketvirto ir mažylių. Tada grįžta kitoj pusėj link alkūnės ir tada atgal virš į pečius, atgal į kaklą ir į viršų, link burnos, link nosies, link akių, link kaktos, į pakaušę ir atgal palei galą galvos link kaklo ir iškvėpk. Išleisk visą orą.
Ir kviečiu dabar sugrįžti į tą temą, į tai, ką tu nori paleisti, kad sukurti erdvės kažkam norimesnio. Kviečiu įvardinti šitą dalyką, kurį nori iškeisti. Ir tai gali būti susijęs su kažkokio vaizdinio arba garsu, arba su kažkokio jausmu, kurio galbūt net pastebėjai praskenuojant kūną. Ir įvardinus šitą temą arba žodžiu, vaizdu, jausmu ar garsu, įsivaizduok, kad šita tema atstovauja kamuolys tavo kūne. Galbūt tai lengviau įsivaizduoti šitą kamuolį savo kūno centre, pilve, arba kažkur kitur, arba rankuose. Ir įsivaizduok, kad šitas kamuolys turi kažkokią tamsesnę spalvą. Ir tai tamsesnė kaip šviesa, kuri jau išsigesina. Ir tai simbolizuoja, kad čia yra kažkuria dalis tavęs, kuri atitarnavo savo funkciją, savo poreikį išpildė. Ir galima prisiminti ar bandyti kitaip suprasti, pamatyti, kokią funkciją šitas atliko arba bando atlikti. Nes aš tikiu, kad viskas, kiekvienas įprotis ar bruožas arba intencija, kažkoks įprotis turi kažkokią funkciją, kurią bando atlikti. Nebūtinai tai efektyviai daro, galbūt prieštaringai daro, bet gerą intenciją tai turi. Ir ne visada aišku iš pat pradžių, kokia tai intencija, ketinimą turi. Ir galbūt tavo pasąmonė, ne galbūt, o tikrai tavo pasąmonė žino, kokia tai yra, nes tai tavo pasąmonė greičiausiai tai sukuria arba sulaikė iki šio momento. Nes traumos neatsiranda veltui. Jos atsiranda tavo kūno bandymo tave apsaugoti. Ir kartais mūsų kūnas patyrus kažkokią patirtį palieka didesnį įspūdį, kuris tęsiasi toliau gyvenime. Tęsiasi prisiminimais, kurie kartais gali jausti kaip naštos. Bet tie prisiminimai, jie turi savo išmintį, savo priežastį. Jos nėra vien tik iš blogio apie blogį. Nieks nėra iš gero, kas ne iš blogo. Ir lygiai taip pat gali pamatyti, kaip šita tavo tema turi kažką gero apie tai. Kažkuo tave bando apsaugoti arba kažkaip padėti. Ir kai pamatysi tai atsiras galimybė, kad jau tavo pasąmonė galės ir gali kurti
kažkokią alternatyvą, kuris gali atlikti šitą poreikį, bet daugiau tarnaujančio būdu. Ir tai kviečiu įsivaizduoti, kad yra kitas kamuolys viršuje tavo galvoje. Šitas kamuolys ir atstovauja visas galimybės, visas alternatyvas, kurios egzistuoja. Šitas kamuolys kaip saulė, šviečianti, blizga, keičiasi savo formą, kaip mūsų saulė, su nelygiu paviršium, o tokiais šokančiais ugnies bangomis. Visada keičiasi, visada kinta. Ir šitie pokyčiai atstovauja visas tas galimybės. Ir viena iš tų galimybių, kurią tavo pasąmonė atpažins ir gal net atpažįsta, yra ta, kuri tau daugiausia tarnauja šiuo metu. Ir kviečiu pamatyti šitą kamuolį ir įsivaizduot, kad šitas kamuolys šyla ir vibruoja arba pulsuoja, kaip tavo galva, tavo smegenis, tavo trečia akis. Viskas apsijungia ir randa savo ritmą. Gal pastebėjai, kad tavo kvėpavimas jau rado savo ritmą, kaip tau patogu. Ir kol tu klausėjai, tavo kūnas jau atsipalaidavo, tavo kraujospūda irgi palėtėjo. Ir tau būnant jau ramesnioj būsenoj, gali leisti, kaip tavo pasąmonė, ta pasąmonė, kuri tave prižiūri, kuri už tave kvėpuoja, kada tu miegi, kuri išgydo tavo žaizdas, kai tu įsipjaustai, kuri žino viską apie tave, viską apie tavo kūną ar tavo praeitį. Tavo pasąmonė, kur laiko visas tavo patirtis, išgyvenimus, žinias. Ir visa tavo pasąmonė, kuri susijusi, sujungta su tom aukštesniom žiniom ir išmintim. Kaip tiltas krauna šitą saulės kamuolio energiją. Ir pajaus, kaip ta šviesa ryškėja. Ir galbūt jauti, kaip ta šiluma keliauja link tos pavargusio kamuolio šviesos. Ir kaip šita šviesa galimybės perima tą tamsumą. Ir kad bandant pajausti ir pamatyti šitą nenorimą temos vaizdinį, garsą ar jausmą, jau yra asocijuota, yra apjungta su šita šviesos kamuolio energija. Ir pajaus, kaip galvojant apie seną temą, gali jausti šitą šilumą keliaujantį iš naujos energijos. Ir kaip šviesa apšviečia tamsumą, išpildo visą kūną, keliaujant žemyn nuo galvos per kaklą, žemyn link rankas ir pirštus, link pilvo saulės rezginio.
Ir pajaus, kaip keliauja žemyn link sėdmens, link kojų, pirštų. Ir pamatyk senos temos vaizdinį. Pastebėk, kaip būnant šitoj būsenoj tu gebi pašviesinti spalvas, paryškinti šviesumą, kad ta tamsuma visiškai tampa su visišku baltumu, su visiška šviesa, kad nebematai tų detalių, o matai vien šviesą. Ir jauti tai, ką tave veda jausti per kūną. Ir žinok, kad šitas vaizdinys, šitas jausmas ir visi garsai susiję su šituo tau pasiekiami kiekvieną kartą, kai užkils noras į seną temą, sugrįžti į tą seną arba būseną, norėjimą arba gundimą, kad sugrįžti tai normalu ir gali atsitikti. Ir savęs negrauši, nes tai nėra apie 180 laipsnių pokyčio. Tai yra kaip laipioti kopėčiomis į norimą ateitį. Ir savo norimą ateitis yra kopėčios iš žemesnės kūno vietos aukštyn, link tos saulės šaltinio, link ten, kur vis geriau jaučiasi būti, gyvenant, imant veiklą iš šitos šviesesnės energijos. Ir pastebėsi, kaip anksčiau ir vėliau vis mažiau ir mažiau traukia imtis veiklų, kurie susiję su šito žemesnė, tamsesnė energija. Nes tai nuvedė tave iki čia pirmoj vietoj, iki to noro keistis. Ir kuo dažniau priimsi sprendimus ir elgsi šitos šviesesnės energijos, pajausi, tavo kūnas tau padėkos kažkokiu būdu. Gal tai pastebėsi, gal tavo kūnas jau gauna signalą, užprogramuoja, ką tau jausti, priminti, kad čia teisingas kelias man. Gal tai jausi kažkur kūne, kaip malonu jausmu. Gal tai ateis kaip mintis ar vaizdinys, kuris pakelia tavo emocijas. Ir gal tai ateis po kelių sekundžių, gal po kelių valandų ar dienos. Ir tai ateina kaip burbulas, keliaujantis iš vandenyno apačios, keliaujantis iš pasąmonės gelmių link paviršiaus, kur tavo sąmonė pastebia ir gali įvardinti, nes tau einant šituo keliu jau veda link. Ir savo greičiu, ir savo laiku kviečiu tave paskutinį kartą pamatyti seną temą tamsioj šviesoj, kaip šitas tamsumas transformuojasi kaip alchemija, transmutuoja į šviesą, iki tol, kol matai save savo norimoje ateityje. Nes kiekvieną kartą po dabar
tau jau asocijuojasi šita šviesa kaip dar vienas kanalas, kaip dar vienas tunelis link norimos ateities. Dabar susijęs su šitą nenorimą praeitį. Nes kaip įdomu, kai praeitis keliauja toliau nuo dabarties, tai jaučiasi vis tolimiau ir tolimiau ir turi vis mažesnę įtaką, kaip mes jaučiamės. Nes kaip savo upės srovėj paleisti kažkokį akmenį, kad šita upė galėtų tekėti pilnu srovės galingumu. Ir kad tavo energija šviežiai, sveikai kyla į tavo norimąją ateitį. Tai savo laiku, savo greičiu. Kol tavo pasąmonė programuoja šitus pokyčius savyje, gali leisti savo sugrįžti ten, kur esi. Sugrįžti su žinojimu ir dėkingumu už visą tai, kad tavo šitas senas įprotis ar šita sena tema, ką tau davė. Tau davė stiprumo, kad galėt peržengti į aukštesnį žingsnį. Ir savo greičiau ir savo laiku kviečiu sugrįžti į šitą fizinę būseną. Arba viduje kambaryje, arba lauke, ar bet kur ten esi. Ir savo laiku ir savo greičiau atsimerk. Ir padėkok sau, kad paskyrei laiko šitam.